Sveiki, sveiki. Sveiki, kurie jungiasi. Parašykite man komentarį, ar girdisi gerai. Tai šiandieną turėsime tokią klausimų sesiją. Kodėl? Turim dar vieną, nes sekmadienį turėjome webinarą. 3 valandas atsakinėjau klausimus, paskui dar gavau klausimus, asmeninės žinutės, kad jūs neatsakėte mano klausimą. Tai iš tiesų dalyvavo virš 11 000 žmonių ir gyvai, ir paskui žiūrėjo įrašą, tai yra natūralu, kad kyla klausimai. Tai šiandieną dar kartelį norėjau atsakyti tuos pagrindinius klausimus. Labai daug klausimų kartojasi ir daug klausimų yra tarpusavį susiję. Tai šiandieną tiesiog noriu vėl skirti laiko, atsakyti iš pradžių į tuos klausimus, kuriuos jūs man atsiuntėt per langelį. Ačiū, kas pasirūpino to iš anksto, bet šio laivo pabaigoje, tai jeigu nesigirdi, pasižiūrėkite savo nustatymus, nes kiti rašo, kad girdisi. Ir laivo pabaigoje, nemanau, kad mes čia labai ilgai užtruksim, tikrai ne 3 valandas kaip sekmadienį, manau iki valandos maks, tai galėsiu dar atsakyti tuos klausimus, į kuriuos neatsakiau. Turiu jūsų klausimus su kategorizuotus pagal temas, tai pati populiariausia tema ir mūsų grupėje kūno ženklai. Kūno ženklai, palaukite, čia reikia record paspausti. Ar nereikia? Turbūt nereikia. Kūno ženklai, kai aš dariau apklausą, kokios problemos yra aktualiausios, su kokiom problemom dažniausiai žmonės susiduria, tai geležies trūkumas buvo pirmoje vietoje. Tai jeigu jūs susidurite irgi su geležies trūkumu, tai reiškia žemas feritinas arba žemas feritinas ir jau žemas hemoglobinas, parašykite taip. Aš tikiuosi. Man atrodo, Instagram'e nereikia spausti record, paskui automatiškai įsisaugoja. Seniai dariau laivą. Aha, tai va, ir tarp jūsų yra tokių žmonių, kurie susiduria su geležies trūkumu ir dažniausiai, ką gaunate? Geležies papildą. Bet iškart galiu pasakyti, kad čia yra laikinas sprendimas, dažniausiai nieko nesprendžiantis, dėl to, kad niekas nesigilina į priežastis, o priežasčių gali būti daug įvairių. Tai jeigu tai paimtume visas priežastis, gali būti tiesiog fiziologinis didesnis poreikis, jeigu jūs ten, sakykime, augimo kažkoks yra etapas, tai dėl ko pas vaikus kartais galim tam tikrais laikotarpiais stebėti geležies trūkumą. Gali būti nėštumas. Gali būti tiesiog labai aukštas fizinis aktyvumas. Tai čia priskiriame prie tokių fiziologinių poreikių. Tačiau dažniausiai problema yra su pasisavinimu. Taip yra žmonių grupės, kurie turi tam tikrą mitybą, veganai, vegetarai, yra rizikos grupė, bet irgi tai yra nebūtinai, kad tie žmonės turės geležies trūkumą. Mes tiesiog žinom, kad tai yra rizikos faktorius. Bet dažniausiai mes susiduriam su geležies trūkumu dėl to, kad yra sutrikęs pasisavinimas. Ir pasisavinimas gali mūsų virškinimo trakte būti sutrikęs bet kuriam etape. Gali būti susijęs dėl to, kad skrandėje yra kažkokios problemos, patologijos, disfunkcijos, pradedant žemų skrandžio rūgštingumų, bet kokių gastritų, bet kokių autoimuninių procesų skrandyje atsiradimų. Gali būti helicobacter pylori, kas labai dažnai pasitaiko ir paskui atstatyti tą skrandžio rūgštingumą reikia laiko. Toliau mes judam į žarnyną. Žarnyne pas mus būna disbiozė. Tai disbiozė visada trukdys geležies įsisavinimo. Geležies preparatai iš tiesų gali net pabloginti tą disbiozę, nes geležis reikalinga ne tik jums, o ir bakterijoms.
Todėl mes turėtume galvoti. Ir kaip aš sakau, savo programuose, beje, mano programa prasideda nuo pirmadienį, visus labai kviečiu, kas nori pagaliau suprasti, kaip viskas mūsų organizme yra susiję. Aš pasakoju, kad labai yra svarbus klausimas ne kaip, o kodėl. Ir tik tada, kada jūs randate atsakymą į klausimą kodėl, tada galim parinkti ir kaip. Nes vėlgi priežasčių gali būti daug. Pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra autoimuninis gastritas, tikrai mes čia turėsim vartoti kažkokius fermentus su skrandžio rūgštimi, tam, kad pagerinti tą pasisavinimą. O kitam žmogui, kuris disbakteriozę, pavyzdžiui, turi, išeitis gali būti visiškai kitokia. Taigi, tas klausimas, pirmas, kuris yra susijęs su geležimis, skamba taip. Labai žemas feritinas plus disbiozė. Ar yra saugu vartoti geležies papildus, kad nueitų ten, kur reikia? Vat neteisingai klausėt klausimą. Reikia iš pradžių klausti, kodėl aš turiu disbiozę, kodėl aš turiu pilvo pūtimus, kodėl pas mane yra sutrikęs virškinimas, o tada tik tais galvoti apie papildus. O mes vis galvojam, kad yra kažkokia kitokia gera forma, geras gamintojas tų papildų, kuris mums padės ir spręsti. Todėl ne, čia nėra gera idėja. Aišku, jeigu feritinas jūsų yra ten 2 ir jūs jau esate anemikė, tai tikrai mums reikia bent jau tam laikui, labas vakaras, bent jau tam laikui palaikyti organizmą, bet dažniausiai vėl, kaip sakau, tai neišsprendžia problemas. Kitas klausimas. Dantų uždegimai ir didelis feritino trūkumas. Ar galima gerti geležį? Jūs galite gerti geležį, bet visų pirma turite eiti pas stomatologą, tvarkytis dantis, nes vėlgi nepamirštam, kad pas mus bakterijos gali atkeliauti ir iš mūsų burnos ertmės. Ir jeigu jūs turite žemą skrandžio rūgštingumą, tai kaip ir apsaugos irgi neturite. Tai kai mes kalbame apie disbakteriozę ir žmonės klausia, tai iš kur ten tos bakterijos atsiranda pas mus? Plonajam žarnyne, kur turi vykti tas pasisavinimas, ten turi būti sterilu, tai jos gali ateiti iš viršaus. Tai jeigu jūs turite bet kokius uždegiminius procesus, disbakteriozę jūsų burnos ertmėje, tas gali, aišku, paskui įtakoti žarnyną, ypač jeigu jūs neturite apsaugos, gero skrandžio rūgštingumo. Ir iš apačios, iš mūsų storo žarnyno, kur gyvena mūsų bakterijų, jų ten yra 2 kilogramai, ten jiems ir vieta, jie fermentuoja, gamina mums labai svarbias medžiagas, pavyzdžiui, kaip sviesto rūgštis, kurie yra labai svarbi mūsų žarnyno sveikatai, bet jie turi gyventi storajam žarnyne. Ir jeigu pas mus yra sutrikę apsauginiai mechanizmai, kaip pavyzdžiui, tulžies veikla, pavyzdžiui, mūsų gleivinės imunitetas, imunoglobulinai A, jeigu joms yra sukuriamos sąlygos išvešėti ir užlipti aukščiau į ploną žarnyną, tai visas pasisavinimas pas mus bus sutrikęs. Tai dažniausiai pasireiškia kuom? Pilvo pūtimais, gali būti virškinimosi sutrikimai. Kokios geležies formos geriausias esant feritino apie 20? Jūs jau supratote, ne? Čia vėlgi neteisingas klausimas. Klausimas, kodėl feritinas 20? Tai nėra kritinis feritino lygis, sakyčiau, čia galim dar tokiom alternatyviom schemom dirbti, be geležies papildų, tačiau nėra kažkokios magiškos formos, ne? Tai 20 feritinas, aš labiau klausčiau, kodėl. Ir mes šitą klausimą klausim programoje ir labai kviečiu visus prisijungti nuo pirmadienio, nes geležies temai, o geležies tema labai glaudžiai susijusi su baltymo pasisavinimo tema ir čia labai yra svarbus tyrimas, jeigu jūs labai ilgą laiką jau negalite susidoroti su žemų feritinu ir niekada nedarėte bendro baltymo tyrimą, tai yra privalu. Jūs privalote pasižiūrėti, nes tie dalykai yra tarpusavy susiję. Tas pats feritinas, tai yra baltymas. Tai mes galvojam, jeigu nėra kam surišti, tą geležį, kuri ateina, jinai turi būti surišta. Nesurišta geležis laisvoj formai, toksiška mūsų organizmai, todėl mūsų organizmas gali turėti tik labai nedidelį kiekį nesurištos laisvos geležies. Visa kita yra surišta su kažkokiu baltymu, su hemoglobinu, su feritinu. Kepenyse yra tam tikras baltymas, kuris irgi suriša geležį. Tai tik tokioj formoj, saugioj, neutralioj, lengvai prieinamoj galima turėti. Bet jeigu jūs turite jau baltymo trūkumą
Ir čia nereikia galvoti, kad aš turiu dabar daugiau baltymų valgyti, čia vėlgi bus susijęs su pasisavinimu. Šitos dalykus reikia atsekti ir suprasti. Koprograma, vertingas tyrimas, kur galim pasižiūrėti, o kaip pas mus veikia tos fermentinės sistemos. Visada turėtume vertinti kelis dalykus. Anamnezė, sakykime, jūsų mitybą, jūsų gyvenimo būdą, visus kitus dalykus, kažkokias operacijas galbūt turėjote, nusiskundimus. Kitas dalykas yra kraujo tyrimai ir trečias dalykas yra išmatų tyrimai. Tai tik šito komplekso pagalba mes galim padaryti kažkokias išvadas. Tai žinoma, jeigu jūs tik darot feritiną ir bandot surasti tą kažkokią formą geležies, kuri jums pagaliau spręs šią problemą, čia yra nerealu, nebus taip. Ką tik jau pasakojau, dėl kokius tyrimus reikia atlikti, kad sužinoti, dėl ko žemas feritinas. Ką tik pasakiau, bent jau bendras baltymas ir koprograma, bet visada turi prisiminti, aš galiu jums pasakyti, kokių tyrimų reikia. Ir tikrai ši informacija, aš ją nesaugau, kai tik saugot, aš ją žinau ir nei su kuo nepasidalinsiu ir tik mokamai. Ne, aš galiu pasakyti, bet svarbiausias klausimas, jūs atliksit tos tyrimus, kas jūs su jais darysit. Jeigu jūs eisit, tiesiog tradiciniu būdu jums pasakys, viskas normų ribos. Netgi feritinas 3,6 jau bus normų ribos. Bet jeigu jūs norite žiūrėti taip holistiškai, aš jau kviečiu prisijungti prie programos. Nes organizme yra daug įvairių procesų, kurie yra tarpusavy susiję. Mes esame tokia kaip sistema, ne atskirų organų rinkinys, kaip aš mėgstu sakyti. Todėl niekada negalima bandyti spręsti rodiklį kraujyje. Aš noriu paveikti rodiklį kraujyje, kad jisai būtų geras. Mes turim žiūrėti, kokie procesai yra susiję su tuo. Aišku, gali būti, kad jūs mėnesinės kažkokias gausias turit ir kartais būna, kad sprendimas yra, kad jūs tiesiog mėnesinių metu vartojate tam tikrus geležies papildus tam, kad truputį pakeisti, bet tuo pačiu turit suprasti, kad gausios mėnesinės tai visada yra estrogeno, aktyvių estrogenų simptomas. Kai yra aktyvus estrogenai, tai dažnai būna sutrikusi jų detoksikacija. Dėl ko tai yra? Dėl to, kad mes gyvenam dabar tokiam pasaulyje, kur yra daug labai estrogenus imituojančių toksinių medžiagų. Jie vadinasi ksenoestrogenai. Dėl ko mes dabar turim tiek daug miomų, tiek daug endometriozių, kodėl yra visokie fibrocistiniai pokyčiai krūtyse. Tai yra dėl to poveikio. Ir aišku, mūsų mityba galbūt neoptimali, detoksikacija yra neoptimali, todėl iš šitos dalykus mes būtinai turim atkreipti dėmesį. Taip, jeigu čia yra klausimai apie geležį, aš dabar į žemas varis, tai geležis nepasisavins. Varis reikalingas geležies pasisavinimui, tai geri kompleksai visada turės ir varį. Ir aš sakyčiau, kad varis taip pat būna trūkume pas 95% mano klientų, dėl to, kad jų pasisavinimo keliai irgi yra labai svarbus. Pavyzdžiui, jūs galvojate apie geležį, geležis sėdi ant feritino, čia ant baltymo. Jeigu galvojate apie varį, varis sėdi ant ceruloplasmino, tai irgi toks baltymas. Tai jeigu jūs turite baltymo trūkumą, sutrikusią baltymo sintezę, tai jūs turėsit ir žemą varį, ir žemą baltymą. Tikiuosi, aiškiai paaiškinau. Taip, dabar klausimas. Labai žemas feritinas plus disbiozė. Ar yra saugu vartoti papildus? Ne, nesaugu, bet reikėtų aiškintis. Gerai, jeigu yra dar klausimų čia apie geležį, aš norėčiau jau tada į kitą temą. Ir kaip jau minėjau, turiu gerbti tuos, kurie paklausė iš anksto, tai aš išsakysiu klausimus iš anksto čia, o jeigu liks laiko, tai tada atsakysiu į tuos, kurie yra čiate. Kaip gerti ir kada varį, kad nepykintų, negaliu jo gerti, pykina paskui. Reikėtų pasižiūrėti, kokia yra forma, dažniausiai chelatinės. Šiaip bendrai pasakysiu, kad mineralai visi, ir cinkas, ir varis, jie visi gali duoti tokį pykinimą. Tai yra, kaip toks jų poveikis. Tai stengiamės valgyti visgi, vartoti su maistu ir kur nors vakare, kad ten pavartoji ir paskui jau eini miegoti ir negalvoji. Bet chelatinės formas, vario chelatai dažniausiai yra geriau toleruojamas. Sulfatai jau bus sudėtingiau. Vario sulfatas.
Taip, toliau mes turim vitaminus, mineralus. Tokia tema - kraujo tyrimai. Vario didesnė norma, cinko mažesnė. Ką tirtis papildomai? Tai vėlgi, jeigu mes turim varį normalų ir tiesiog čia yra santykio klausimas, tai tada tiesiog turim greičiausiai vertinti vėlgi pasisavinimą ir visus šitos dalykus. Jeigu varis yra aukštas, tai varis ir feritinas, tai yra du baltymai, ne baltymai, o su baltymai susiję mineralai, kurie taip pat priskiriami prie uždegimo markerių. Tai jeigu jūs nežinojot, feritinas, jeigu jis yra virš 100 ir moteriams, tuo labiau moteriams, bet ir vyrams, virš 150, sakyčiau, tai yra uždegimo rodiklis. Tai nereikia čia džiaugtis gerų geležies statusu, dėl to, kad tai tikrai nėra susijęs su geležimi. Moteriams optimalus lygis yra nuo 45 iki 80, vyrams yra ten 150, sakyčiau, ten plius minus ten 20. Ir tikrai virš 200 niekas neturėtų turėti tokio feritino. Ir padidėjęs varis taip gali būti irgi susijęs su uždegimu. Tai tirčiau metabolinius markerius, žiūrėčiau, ar nėra aukštos gliukozės, kepenų rodiklius ir visus kitus. Folio rūgštis 13, B12 7,4. Ar pakankamai, ar reikėtų jau pradėti vartoti papildus. Aš nežinau, kokie yra matavimo vienetai. Jeigu jūs B12 turėjot aktyvų, tai 7,4 kaip ir norma. Folio rūgštis yra žema. Tai jūsų homocisteinas greičiausiai yra aukštas, bet vėlgi būna tokių atvejų, kada homocisteinas yra normalus, o vitaminai maži, tada mes negalim naudoti metilintų B vitamino formų. Ir apie mineralus ir vitaminus mes turim atskirą paskaitą programoje. Tai jeigu jūs pagaliau norite tapti papildų gurų ir žinoti, kokią formą pasirinkti. Iš tiesų labai daug yra dabar produktų rinkoje ir ne visi yra kokybiški ir atsiprašau vaistinių, bet dažniausiai vaistinėse yra prasčiausias pasirinkimas ir tiesiog reikia mokėti naviguoti šitos dalykus, nes galite nusipirkti visiškai neaktyvius B vitaminus, paprastas formas, priedų kažkokių gali būti, kurie kartais atsako, kodėl mane ten berino vitaminų. Kartais gali būti ne nuo vitaminų, nuo visokių priedų, kurie yra pridėti. Bet aš nedirbu su kažkokiais konkrečiais gamintojais ir čia yra mano principas, jau seniai mane bando įvilioti kažkokias struktūras, bet tiesiog savo pasakiau, kad aš noriu atlaikyti tokią neutralią nuomonę ir rekomenduoti kažkokius papildus ne iš kažkokių finansinių paskatų, o dėl to, kad aš tikrai arba tikiu, žinau, matau, pati patikrinau savo klientai ir visi kiti. Tai jeigu norite irgi įgauti tų žinių apie vitaminus, mineralus, kokią formą pasirinkti, kaip tyrimuose pamatyti, kada jau reikėtų pradėti vartoti papildus, o kada dar galima mityba. Tai apie visus šitos dalykus kalbam programą. Taip, vitaminas B12 nuo 400 iki 800, laboratorijoje 27 169. Tai vėlgi, čia jūs kalbat apie aktyvų vitaminą B12. Tai laboratorijoje jūs galite atlikti 2 tyrimus. Paprastą vitaminą B12 jis yra pigesnis. Iš jo mes irgi galim vertinti, jeigu ne tik iš jo vertinam vitaminą B12, nes tikrai yra daug kitų rodiklių. B12 kraujyje yra sujungtas su tokiais baltymais, čia viskas mūsų kraujyje ten sėdi ant kažkokio baltymo ir juda, tai jisai gali iš dalies turėti tą neaktyvų baltymą. Ir ne visada pagal tą skaičių, aš tikrai mačiau pakankamai aukštus B12 kraujyje, o homocisteinas yra aukščiausias, ten virš 15. Tai aišku, čia tas B12 dažniausiai, ta dalis yra surišta su neaktyviu baltymu. Tai jūsų ta norma 27,169 greičiausiai yra susijusi su aktyviu B12. Tai tas, kur jau baltymas, kur yra aktyvus. Tikslesnis tyrimas skaitosi, bet brangesnis. Po tyrimų varis, cinkas, D vitaminas, B12 trūkumas, kaip tinkamai pakelti. Mėsos, pieno nevalgau. Jūs dabar žinokit, išvardinot visus mineralus, kurių yra daugiausia gyvulinės kilmės produktuose. Varis, kepenys, organų mėsa, B12 tik gyvulinės kilmės produktuose.
cinkas irgi kepinės jūros gėrybės, vitaminas D irgi yra gyvulinės kilmės. Tai nežinau, kaip jums pakelti, jeigu nenorit pakeisti mitybos. Bet aš visada, žinokit, sakau, kad mes galime, aišku, turėti tam tikrus principus ir galbūt jūs nevartojat mėsos dėl to, kad ten jums gaila gyvūnų, nu, taip, tada gerbiu, tada reikia jų tinkamos suplementacijos. Nes B12 jūs niekur negausit, jokios mielės, kur ten būna praturtintos, ar ten kažkur būna tos CEM bakterijos, kur gamina B12, tai jos irgi, atsiprašau, nėra, jas taip ir vadina pseudo B12, mes negalim žmonės jų pasisavinti. Taip, klausimas susijęs su vitaminais, o ką daryti, jei B vitaminų perteklius. Tai jeigu jūs kalbate apie B12, kartais tokie dalykai būna tokie genetiniai, bet aš vis tiek pasidaryčiau ir vidaus organų echoskopiją, dėl to, kad B12 nors yra vandenyje tirpus vitaminas, jis yra deponuojamas dėl to, kad jis yra labai svarbus mūsų organizmui. Mūsų organizmas sukūrė sistemą deponuoti ir saugoti jį kepenyse. Tai kartais būna, jeigu kažkokių yra kepenų ligų, jisai gali tiesiog iškristi kraują ir mes tada galime matyti ten aukštesnius lygius. Bet nebūtinai. Pas mane Instagrame yra vienas postas, kuris taip ir vadinasi aukštas B12, ar reikia sunerimti. Tai galite pasižiūrėti, kokios būna priežastis ir pasikonsultuoti galbūt su hematologu, nes tokie rodikliai kartais būna ir susiję su onkologiniais procesais, bet labai retai. Čia aš jau nenorėčiau jūsų gąsdinti, bet reikia žinoti. Kiek ilgai galima vartoti varį, kiek miligramų per parą, kiek žinau, jis toksiškas. Taip, kaip ir geležis. Varis ir geležis yra sunkieji metalai ir jeigu yra nesurišami laiku arba mes vartojam jos ne pagal paskirtį, tada taip, jie sukuria oksidacinį stresą. Tai yra laisvų radikalų susiformuoja tokia pažaida. Varis 2 mg tai yra tokia kaip profilaktinė dozė, kuri įeina beveik į visus multivitaminų papildus, tai 2 taip, sakyčiau, galim nuo to pradėti, jeigu bijom. Bet gali būti, kad mums reikia ir 3 ir 4 mg, bet vėlgi pasisavinimas, kaip ir su geležim. Visos tos taisyklės, apie kurias kalbu, kodėl geležies papildai neveikia, dažniausiai ir galioja ir variui. Taip, paskyrė gerti vitaminą D 8 savaitės 500 000. Čia ne per daug, su kuo geriau išgerti ir suvalgyti. Aš nesu didelė fanė megadozių, nes dažniausiai kas vyksta, iš pradžių gyvenam trūkume, paskui megadozėm bandom pakelti, paskui vėl nieko nevartojame, vėl nukrenta, paskui vėl bandom megadozėm pakelti. Aš labiau už tokį, beveik faktiškai už visus metus vartojimą vitaminą D, tiesiog koreguojam dozę, priklausomai to, kokie yra tyrimo rezultatai ir tiesiog palaikom tą lygį. Nes daug geriau vartoti, pavyzdžiui, 3-4 tūkstančius visus metus, negu nieko nevartoti, nukristi ten iki 30, 20 ir paskui bandyti su 500 000 pakelti. Jeigu jau taip gydytojas paskyrė, jam galbūt yra geriau, bet aš nemėgstu tokių dalykų. Taip, gerai, prie bilirubinų sugrįšim, kol kas pas mus yra vitaminai. Gerai. Vitaminai, kokia yra cinko dozė, man paskyrė dėl plaukų slinkimo 40. Žinokit, ir savo programoje, pilnaties tarife, jeigu prisijungsit, aš darau vertinimą. Ir cinko dozę aš parenku pagal tai, kokią aš matau situaciją pas jūs tyrimas. Nėra tokio standarto, kad jeigu plaukų slinkimas, tai 40, o jeigu yra ten, sakykime, nežinau, odos problemos, ar ten pleiskanos, dėl to, kad cinkas tai vienas iš tokių mineralų, kuris palaiko odos sveikatą, tada 20. Šiaip yra tokia standartinė dozė, yra 15, 40, tai yra jau skaitosi padidinta, bet aš nežinau, galbūt jūsų plaukų slinkimas yra visiškai nesusijęs su cinku, gal jis yra susijęs su kitais dalykais. Hormonai, virškinimas, imunitetas. Tai jeigu jūs norite išsiaiškinti, kaip viskas sąveikauja ir kodėl pas jūs plaukų slenka, greičiausiai tai bus ne dėl cinko, tai bus multikompleksiniai kažkokie trūkumai. Aš rekomenduoju prisijungti nuo pirmadienio. Tie, kurie jau dabar galvoja, kad visgi reikėtų jungtis,
Ir jums yra sukurtos sąlygos mokėti dalimis, nes aš labai noriu, kad visgi jūs investuotumėt į sveikatą, nes tos žiniams jūs pravers ne tik 5 savaitės, jau visam gyvenimui. Visa medžiaga jums lieka, visos schemos jums lieka, visos žinios jums lieka ir galėsit naudotis ir savo. Ir dabar moterų turiu, kurios jau yra užbaigusios mano programą, jau jūs savarankiškai ten savo vyrams parenka papildus, savo vyrams tvarko mitybą, su cholesteroliu jau ten bando visokias schemas. Tai tikrai rekomenduoju dėl savęs ir dėl savo šeimos narių, dėl to, kad kitas niekas nepasirūpins. Nei jumis, nei jūsų šeimos nariais. Taip yra. Taip. O kiek per dieną galima gerti papildų vitaminų, kad nepakenktų kepenims? Žinokit, jeigu jūs dirbate su trūkumais, tai jūs kaip tik palaikot kepenis. Nėra tokio, nežinau, iš kur čia tas mitas toks atsirado, kad papildai gali pakenkti. Reikėtų galbūt atsargiau, žinokit, su fitopreparatais, nes iš tiesų yra daug augalų, kurie gali būti toksiški kepenims. Ir vienas iš tokių, pavyzdžiui, yra paudarko, kuris dabar taip išpopuliarėjo, dėl to, kad yra ten COVID. Jis yra labai geras, turi labai daug priešuždegiminių savybių, antibakterinis, bet jo vartoti nuolat negalima. Jį mes galime įtraukti tada, kada mes susirgom, turim kažkokių simptomų, tikrai papildo visas kitas pastangas, kur mes darom, kad susidoroti su virusu ir su bakterija. Bet fitopreparatai gali turėti tokį poveikį. Bet jeigu mes kalbam apie vitaminų, ačiū Rūta, jeigu mes kalbam apie vitaminų, mineralų vartojimą, žinokit, čia dažniausiai mes tik tais papildom ir atstatom to, ko mes neturim. Taip? Kokius tyrimus pasidaryti, jei turi spuogelis ant rankų, blauzdų, hiperkeratozė. Tai va čia yra labai ryškus riebalų pasisavinimo sutrikimo požymis, dėl to, kad kai mes kalbame apie odą, labai dažnai mes galvom ten apie vandenį, bet riebalai yra vieni svarbiausių mūsų odai. Ir tulžies nutekėjimas, kai sakau tulžies nutekėjimas, dažnai mane klausia, kas tas per nutekėjimas? Jūsų pūslė turi tą tulžį. Ir ten gali būti sąstingis dėl skirtingų priežasčių. Tai gali būti jūsų sėdimas darbas, tai gali būti jūsų angliavandeniais perpildyta mityba, tai gali būti tiesiog estrogenų dominavimas, KOK, PHT vartojimas, Žilberio sindromas. Estrogenai labai stipriai tirština, tokiais liaudiškai žodis, sakau, tą tulžį, magnio trūkumas, kuris neleidžia išeiti iš pūslės. Ir jinai ten susistovi. O tulžis kas yra? Svarbiausias detoksikantas. Pašalina toksinus, pašalina panaudotus estrogenus, pašalina, bilirubiną, viską pašalina. Va čia klausia, kodėl yra bilirubinai aukšti. Tai irgi bus susiję kažkur ten, galbūt su Žilberio sindromu. Tai mes, kai turim odos problemas, visada galvojam tulžies funkciją. Kol jūs neturėsit sutvarkytos tulžies funkcijos, odos sveikos neturėsit. Bus sausumas, pleiskanojimas, bus pleiskanos galvos odoje, turėsit tokius spuogelius, hiperkeratozę, darių užkietėjimą, pilvo pūtimas, visa tai yra susiję. Nes tulžis, muilas. Žinote, yra dabar skalbimo miltelius, galim su tulžimi nusipirkti, dėl to, kad tikrai padidina tas valomasias savybės, tai mūsų žarnynas neišimtis. Viskas yra sugalvota pas mus Dievo. Taip, kad pas mus viskas veiktų, netgi kartais manęs klausia, ką aš galvoju apie antiparazitinius. Jeigu mes turim visus apsauginius mechanizmus tvarkoj, tikrai tie parazitai neprisigyvens ir neužsilaikys. Bet jeigu visi tie procesai yra sutrikę, auga zooparkas žarnyne. Tai va, o jeigu tulžis pašalinta, ne tulžis, o pūslė. Tulžis yra gaminama kepenyse. Kepenys, jeigu kepenys nepašalintas, tai tulžį jūs turit. Tai va. Ir turėtume, taip, dar yra tikrai vietų prisijungti pilnatį ir tikrai galit jungtis po šito laivo. Jeigu nerandat nuorodas, galit man asmeninę žinutę parašyti ir aš jums atsiųsiu nuorodą. Tie, kurie nori nueiti į mano tą profilį, tai ten irgi yra nuorodas. Tai va. Prie tulžies. Turim dirbti su ją pastoviai. Kaip padėti tulžiai?
Apie tai kalbam programoje. Nes tulžis tik yra viena dalis mūsų virškinimo. Negalvokit vėlgi tokiais elementais. Mes turim ten mūsų programoje visą valandos virškinimo paskatį, kur mes einam nuo stemplės, refliuksas, ten gastritai visokie, tulžies užmetimas, paskui tulžies, ten darbas su tulžies nutekėjimu, palaikymas to mikrobiomo, helikobakterį kalbam, apie visokius kitus dalykus irgi. Naikinant helikobakterį po 4 savaičių darysiu pakartotinį tyrimą. Būtinai darykite tyrimą iš išmatų. Jokių būdų nedarykite iš kraujo, nes kraujo vis tiek turėsite antikūnius. Dar visus metus gali turėti aukštus antikūnius. Išmatų helikobakterio antigenas mėnesį po gydymo turi pasidaryti. Turėtų būti neigiamas. Ir paskui turi daryti viską, kad nepasikartotų. Dėl to, kad helikobakterio galim užsikrėsti labai lengvai, bet jisai prisigyvena ir daro visus savo tos poveikius tik tada, kada jam yra sukurtas sąlygos. Tai yra žemas skrandžio rūgštingumas. Dėl ko jisai būna irgi daug įvairių priežasčių. Pati hipotireozė gali turėti įtakos. Tai va taip, jeigu bus jūsų tyrimas jau išmatų neigiamas, tai gali tada hemopleksą ir pavartoti. Bet vėlgi, čia yra simptominis toks požiūris. Daktarė rekomenduoja geležies kapsulės, nežinau kas čia yra. Ką patartumėte skrandžio gleivinės įstatymo apie pilorį, antibiotikų kurso, cinko karnazinas, mastikas, lipirelm, piloripas, puikiai. Daugiau nieko net negaliu pridėti. Galima dar pridėti, kaip irgi pasakoju programą, yra toks vienas vaistinis preparatas, gastroprotektorius, kuris atstato gleivinę, bet iš tokių papildų yra, kaip būtų nekeista, nakvišų aliejus. Didina tokių priešuždegiminių prostaglandinų kiekį pačiom skrandyje ir irgi gali turėti teigiamą poveikį. Bet viską, aišku, išvardė tikrai gerai, nežinau, gal jau kažkur pas mane dalyvavo ar buvo, nes apie pilorį pasakojau, nežinau, kas dar pasakoja, tik aš. Taip. Taip. Žiūriu, vėlgi čia. Gerai, virškinimo tema, jeigu jau mes čia pradedam, dėl tulžies gali pūsti pilvą, taip. Tai viena iš priežasčių, nes vėl pasikartosiu, jeigu kas buvo sekmadienį webinare, aš jau pasakoju, kad pilvo pūtimai yra bakterijų išvešėjimo sindromo simptomas. Bakterijų išvešėjimas dažna dabar jau problema. Tikrai pas mane su pilvo pūtimais labai dažnai ateina. Čia galima ir mitybą, aišku, adaptuoti, bet iš kitos pusės be tulžies funkcijos atstatymo ir jeigu yra pašalinta tulžis, ten vienos yra schemos, jeigu ji yra, bet su ją tiesiog su urologija reikia dirbti, tai yra kitos schemos, kitos rekomendacijos, bet be tulžies nutekėjimo nieko nebus. Taip, tai vat buvo čia, ar lėtinis gastritas, jei yra lėtinis gastritas ir refliuksas, ar gali būti per mažas skrandžio rūgštingumas? Taip, greičiausiai taip ir yra. Nes mes visada kažkodėl galvojam, kad jeigu mes turim refliuksą, tai yra padidintas rūgštingumas. Refliuksas yra užmetimas. Apie jūsų rūgštingumą refliuksas nieko nesako. Jis gali būti žemas, gali būti normalus, gali būti aukštas. Refliuksas yra užmetimas, turinio užmetimas į stemplę, turinio užmetimas į skrandį, jeigu kalbam apie tulžinį refliuksą. Ir pavyzdžiui, jeigu su rūgštiniu refliuksu dar protonų pompos inhibitoriai padeda, tai kažkaip palengvina žmonėms, bet jeigu jūs turite tulžinį refliuksą, tai yra geltonas liežuvis, kartumas burnoje, tai omeprazoliai visokie nepadeda ir kartais net padaro blogiau. Jūs turite vis tiek galvoti apie kažkokius pilvo pūtimus. O tie, kurie buvo, tos, kurios moteris buvo nėščios, greičiausiai susidūrė su ko? Su refliukso nėštumo metu. Dėl ko? Dėl to, kad vaikas spaudė, tas vaisius spaudžia, čia klapanai tie vožtuvai atsidaro, viskas užsimeta. Tai jeigu jūs turite pilvo pūtimus, irgi galvokit, kad pas jūs yra intraabdominalinis spaudimas, kažkas spaudžia ir pas jūs užsimeta turinys.
Todėl rekomenduojama mažesnės porcijos, dirbam su tulžies nutekėjimu, ne? Tam, kad ir atrodo, kad mityba, kai parenkat sveiką, ne, ten daržovės, vaisius, jums dar blogiau. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra angliavandeniai, kurie lengvai fermentuojami. Bakterijos ten viskas sufermentuoja ir dovanoja jums dujas. Galvoja, kad jums daro gerą. Bet dėja, ne. Taip. Ar lėtinis atrofinis gastritas yra autoimuninė liga? Tik iš lėtinio atrofinio gastrito pavadinimo mes negalim pasakyti, kokia yra priežastis. Tai gali būti pažeidimas kažkuo. Pavyzdžiui, tulžimi. Jeigu jūs pastoviai turite tulžių, kuri užsimena skrandį ir ten nėra apsaugos nuo tulžies, ląstelės yra pažeidžiamos, išsivysto uždegimas ir tokia ilgalaikio uždegimo pasekmė yra atrofija. Gali būti helikobakter negydytas labai ilgą laiką. Ten jūs su mastiko guma žaidžiat ir galvojat, kad jums padės. Tai yra bakterija, kurie labai yra atspari. 2 antibiotikai, kartais 3 antibiotikai yra naudojami. Ten, keičiamos tos įvairios schemos ir tai žinokit, galvoti, kad jūs galite pagydyti mastiko gumą ir, kaip profilaktika gali suveikti, bet žinokit, negydymai. Tai gali įsivystyti lėtinis atrofinis gastritas. Būna ir autoimuninis gastritas. Dažnai eina poroje su tiroiditu, su kitom autoimuniniam lygom, dėl to, kad aš pasakoju, kad turint autoimuninę ligą visada esate rizikos grupėje turėti 2, 3. Ir šitas autoimuninis gastritas mes tada galim tokį tyrimą pasidaryti kaip antikūniai prieš parietalinės ląstelės, tai tos ląstelės, kurios gamina šitą skrandžio rūgštį, tai tada žinom, kad čia yra priežastis to atrofijos, tos yra autoimuninė kažkokia reakcija, bet tai yra vėžio vis tiek rizika. Tai va čia vis tiek reikia galvoti. Taip. Refliuksofaringitas ir tiroiditas, kokia turėtų būti mityba. Jeigu mes kalbame apie tiroiditą, tai turi būti tokia mityba, kuri mažina imuninės sistemos hiperaktyvumą. Tai ten yra keli būdai, arba autoimuninis protokolas, kuris yra pavyzdinis. Jį jūs gaunate pilnaties programos, ne tik pilnaties, visose tarifuose yra tiesiog aprašymas, kas yra autoimuninis protokolas, tai yra eliminacinis provokacinis protokolas, jūs iš pradžių išimat potencialius produktus, kurie gali hiperaktyvuoti imuninę sistemą ir paskui po vieną ten įtraukėt ir žiūrite, visą reakciją savo organizmą, ne tik virškinimo simptomus. Yra ir kitų būdų, ten tą hiperaktyvumą nustatyti. Tai jūs gaunate visą pavyzdinį protokolą, ką reikia išimti, kokiam laikui, kaip paskui įsivesti. Tai pilnaties programą kažkas čia klausė. Mečiau. Jo, gerai, paskui galbūt dar kartelį galėsit paklausti, kas klausė dėl programos. O refliuksofaringitas tai yra susijęs visgi su tais dalykais, apie kuriuos prieš tai kalbėjau, apie tos užmetimus. Ar helikobakteris išnaikinimas tik antibiotikais? Žinokit, aš nors ir esu labiau tokios kaip ir alternatyvios sveikatinimo sistemos atstovė, yra kai kurių dalykų, kur aš sutinku, kad geriau nerizikuoti ir nežaisti, o tiesiog išnaikinti, tam pasiruošti reikėtų, tam, kad tam lengviau pernešti, nes tai yra labai agresyvi terapija. Tai yra 2 beveik savaičių, ten 12 dienų, 14 dienų antibiotikų vartojimas ir omeprazolis, ten kiti protonų pompų inhibitoriai yra įtraukiami ir dėl to, kad vis tiek tos bakterijos yra naikinamos, jos miršta, jūsų kepenys turi būti pasiruošusios viską detoksikuoti. Ir jeigu jūs turite problemų su detoksikacija, tokia apkrova, tai aš visada rekomenduoju. Padirbam su gleivinėm, tulžies nutekėjimas, palaikom kepenis bent 2 savaitės, tada įtraukiam antibiotikus. Ir turiu tokią klientę, kuri jau 2 kartą naikina helikobakterį, 1 kartą labai blogai jautėsi, bet 2 kartą mes padarėm tą pasiruošimą ir jau daug geriau toleravo. Tai šitiems dalykams aš
visada rekomenduoju ruoštis. Pylori 14 dienų, 3 antibiotikai, chemoterapija. Chemoterapija, nežinau, kaip yra susijusi su helikobakteriu. Ar yra tyrimas, kuris gali leisti nustatyti disbakteriozę? Jeigu jūs turit pilvo pūtimus ir ne šiaip pilvo pūtimus, mes kartais visi, net sveiki žmonės, galim sureaguoti į kokius ten žirnių sriubą, ne? Bet jeigu jūs bet ką valgat ir jums pučia pilvą, ir tuo labiau, kad jūs matot kraujo tyrimuose, tokius baltymo trūkumą, geležies trūkumą, vario trūkumą, cinko trūkumą, visokius trūkumus, tai jūs ją turit. Nereikia jums brangių tyrimų, nes tokie tyrimai kainuoja brangiai. Yra kvėpavimo testas, Saibau, žinau, kad Kaune yra klinika, kuri daro, kainos nežinau, bet aš nežinau, ar reikia, kai jūs turite visą simptomatiką, kai manęs klausia kartais. Žinot, aš kai valgau glitimą, man taip blogai, taip pilvo raižo, gal man reikia pasidaryti tyrimą glitimo netoleravimui. O kam? Jūs esate lucky, jums taip pasisekė, kad jums organizmas labai aiškiai parodė, ką jūs netoleruojat. Tai vad būna kitų tokių nepastebimų jautrumų, ne? Tada mes galim, pavyzdžiui, aš turiu kažkodėl jautrumą morkai. Puikiai daržovė, aš nieko nejaučiu, kad aš ją valgau, bet mano imuninės sistemos reakcija į morką yra padidinta. Tai vad aš, kai turiu visgi tą autoimuninę tiroiditą, turėčiau su morka būti atsargesnė. Jeigu ten pomidorai, baklažanai, tai jie įeina į tos standartinius autoimuninius protokolus, nes tai yra bulviniai, būna problematiški žmonėms su autoimuniniais. Tai morka, tai yragi super augalas. Bet aš turiu tokį asmeninį. Tai nereikėtų, žinokit, leisti pinigų, geriau išleiskit pinigus mano programai, tam, kad geriau suprasti. Aš niekada nerekomenduoju to, ko nereikia. Aš nerekomenduoju atlikinėti brangių, nereikalingų tyrimų. Dabar visokių yra. Bet tai, ką aš parenku, tą bazę, aš net sakau, tą bazę, kurią aš parenku, turi atlikti kiekvienas žmogus sveikas. Bent kartą per metus, tokia technikinė. Ir mane šiandien klausia kažkur čiate, kad ar pagal tą sąrašą aš galiu pasidaryti tyrimus ten vyrui ir paaugliui vaikui. Tai aš sakiau taip, nes tai nėra kažkokie tyrimai, kurie yra sukurti tik dėl plaukų slinkimo. Jie leidžia mums tiesiog visą organizmą įvertinti, baltymų, to lipidų, angliavandenių apykaitą, uždegimo markerių, skydliaukę, svarbiausius vitaminus, D, B9, B12, kepenų tulžies latako veiklą, koprogramą darom, kad pasižiūrėti, kaip viskas vystosi, virškinasi, ir tada mes galim, žinokit, judėti toliau. Jeigu reikia kažkokių papildomų paskui tyrimų, kartais, žinokit, praeitą programą, aš turėjau kokius 5 klientus, kuriuos išsiunčiau pas gastroenterologą. Tiesiog sakiau, jums tikrai reikia, nes pamačiau tokius kažkokius pokyčius, kur man tiesiog neleido ir kažką rekomenduoti, kol aš tikrai nežinosiu, kad gydytojas pasakė. Ir iš jų daugiausia tų atvejų buvo susiję būtent su kepenų ir tulžies veikla. Žmonės, kurie net nenutokė, kad turėjo Žilberio sindromą, nuėjo pas gydytoją ir pasitvirtino, kad tikrai jis yra. Nes tą mes nustatom iš bilirubinų ir dažniausiai žmonės nedaro bilirubinų kažkodėl, ir tai yra labai svarbus rodiklis. Taip, ką mes dar turim? Baltas stipriai apneštas liežuvis, blogas kvapas iš burnos, vidurių užkietėjimas. Nuo ko pradėti? Nuo tulžies nutekėjimo. Vėlgi, viskas tai yra disbiozė, prastas virškinimas, ypač greičiausiai mėsos. Aš dar žiūrėčiau, ar nėra skrandžio kažkokių patologijų, dėl to, kad vėlgi blogas kvapas iš burnos, čia yra baltymo pasisavinimo, gali būti sutrikimas. Tai aš rekomenduoju pradėti nuo koprogramos. Jeigu koprogramai matom ne virškintų raumenų skaidulų, matom riebalinės rūgštis, neutralius riebalus, tai galim padaryti išvadas ir tada tinkamai parinkti schemą. Ir, dalyvaujant programoje, jūs dar gaunat mano palaikymą. Nes dėl ko aš nelabai mėgstu individualių konsultacijų ir dabar ir nedarau. Dėl to, kad jums po tokios informacijos klausos, po konsultacijos atsiranda dar daugiau klausimų, o paklausti nėra kur, nes konsultacija pasibaigė. O programos metu yra nuolatinis ryšys. Jūs klausit, kažką koreguojam. Yra kitos moteris ir dabar vienas vyras, kurie dalinasi patirtimi, kurie, žinokit,
dalinasi ar pasiekimais, ar sunkumais, ne? Nes tie dalykai yra labai svarbus. Nes, žinau, ir jūs greičiausiai susiduriu su to, kad paskui išeinate iš gydytojo, jeigu atsiranda klausimai, net nežinot, kur paklausti. Tai vat aš sukuriu tokią erdvę, kur jūs galite tai daryti. Ne? Ir vat, ačiū labai, Aušra. Nežinau, ar jūs klausite apie konsultaciją. Ir vat po programos, jeigu lieka poreikis konsultuotis individualiai, tada jau mes galim. Ne? Jūs turit jau visą bazę. Man jau nereikia aiškinti, kas yra tulžies nutekėjimas. Aš sakau, va, čia vat mes darom ta. Jūs žinot, kodėl jūs tą darot, dėl to, kad jūs gavot visą medžiagą, motyvacija yra aukštesnė ir palaikymas ir visa kita. Ir dar po programos yra galimybė likti tokiam uždaram klube, kur jau mes ten, jau ne 5 savaitės, jau visą laiką, žinokit, kalbam apie visus šitos dalykus ir gerinam sveikatą, siekiam savo maksimumo ir optimalios sveikatos. Taip, kas čia dar? Ar gali atsirasti bambų skausmai? Gali, žinokit, visur skausmai atsirasti. Tiesiog dėl to, kad dujos yra ir jos ten gali judėti, žinokit, per tą žarnyną, kol neišeis kažkur. Grūdėta skrandžio gleivinė. Žinokit, jūs kai einat pas gydytoją ir gaunat kažkokią išvadą, jums reikia kalbėtis. Aš visada už tokią, tikiuosi, kada nors pasikeis pas mus bendrai požiūris, kad kiekvienas žmogus vis tiek turi rūpintis savo sveikatą. Jeigu atsiranda klausimų, ką reiškia grūdėta skrandžio gleivinė, reiškia, jinai nelygi. O dėl kokių jinai priežasčių nelygi, tai reikėtų klausti gydytojo, kodėl jinai tokia. Ar apsimoka jungtis į programą pilnatį, jei dar žindau? Žinoma, turėjau dalyvių ir žindančių, ir neščių netgi. Tiesiog daugumą dalykų, kuriuos jūs išmoksit, tai yra ne tam momentui, ne šiandienai. Čia yra bendrai jūsų suvokimui, kas yra sveikata, kaip ją išlaikyti. Ir tie svarbiausi elementai yra virškinimas, hormonai ir imunitetas. Aš tiesiog taip, sakau, čia yra mano autorinė programa, bet surinkau ją iš visko, iš savo nutriciologijos kurso, iš savo sveikatos mokslų, iš tų autorinių kursų. Aš pastoviai mokusi. Žinokit, aš netikiu, kad galima baigti kažkokį, ten gauti bakalaurą ar ten kažkokią sertifikaciją ir viskas. Ir tu esi specialistas ir konsultuoji. Aš, žinokit, dabar dalyvauju. Prieš tai dalyvavau endometriozės kurse pas vieną profesorę ginekologę. Dabar dalyvauju pas vieną Kanados kuratyvios medicinos gydytoją kurse apie bioidentišką hormonų terapiją, nes vis tiek man kiem 5 kažkada ateis momentas, kada man reikės galvoti apie menopauzę. Tai aš galvoju, jau reikėtų pasiruošti ir su laiku galvosiu, kad tikrai noriu teikti tas žinias ir moteriams ir palaikyti jas. Nes aš tikiu bioidentišką hormonų terapiją, žinau, kad yra daug mitų ir baimių aplink ją, bet tai yra labai sveikatą išsaugantis dalykas. Aišku, yra ir kontraindikacijų. Tai mokytis reikia visada. Nesvarbu, jūs esate paprastas žmogus ar specialistas, bet specialistui tuo labiau. Bet jeigu esate paprastas žmogus, jūs bent tokį bazinį kursą su tokia gilia informacija. Aš sakau bazinis, bet to pačiu žinau, kad Lietuvoje tokių kursų nėra. Jau dabar, čia ne mano nuomonė, tai ką aš išgirdau už dalyvių. Ir turėsit įrankius, praktinius įrankius. Tai nėra, taip, ten bus paskaitos, ten bus tokios medžiagos, kur jums greičiausiai reikės ne vieną kartą pasižiūrėti ir paskui dar paklausti čiate, o ką tai reiškia, kaip čia Bet tuo pačiu prie kiekvienos paskaitos yra skaidrės ir yra schema, ką reikia daryti, nuo ko pradėti, kaip tai susijęs su tyrimais, kuriuos mes matom pas save. Taip, koks kraujo tyrimas yra dėl tulžies patikrinimo? Aš visada žiūriu ko programą, visada žiūriu trigliceridus, kad nebūtų žemi, ir žiūriu bilirubino su frakcijomis. Bet dar kartą noriu pabrėžti, jūs pasidarysit šitos tyrimus ir nežinosit, ką daryti. Paskui rašysit man žinutės Instagrame, siūsit man savo screenshotus, o to aš nedarau Instagrame. O aš rekomenduoju visgi užeiti į programą ir gauti normalų palaikymą.
Ką toliau daryti, jeigu antikūniai prieš parentalinės ląstelės yra V100? Ką toliau daryti? Visų pirma, jums reikia tikrintis reguliariai, dėl to, kad autoimuninis gastritas gali peraugti į vėžį. O kitas dalykas, jūs esate rizikos grupė anemijai, geležies trūkumas, osteoporozė, dėl to, kad skrandžio rūgštis yra tiems dalykams reikalinga. Tai parenkami fermentai su skrandžio rūgštimi, beta-pepsinu, jeigu nėra kažkokių aktyvių ten pas jūs cirozių, tai jie turėtų būti gerai pernešami. Tai yra pakaitinė terapija jau visam gyvenimui. Ką manau apie kontraceptinės tabletės? Nieko gero. Kombinuota oralinė kontracepcija didina daug įvairių rizikų. Nieko negydo, jeigu yra skiriama kažkokiam gydymui, tai yra sintetiniai hormonai, nustojus vartoti, dažniausiai grįžta visos problemos. Noriu prisijungti prie jūsų programos, kaip tai padaryti. Parašykite man žinutę po laivo, atsiųsiu jums nuorodą. O taip pat mano profilio aprašyme yra nuoroda į puslapį ir ten pas mus yra 3 tarifai. Ir trumpai papasakosiu, kuo skiriasi. Jaunatis yra, jeigu jums tik reikia medžiagos. Nerekomenduoju, jeigu jūs visiškai naujokiai šioj srityje. Tiks tiems, kurie galbūt jau ten daug visokių kursų ėmė ir tiesiog nori dar praturtinti savo žinias. Antras tarifas yra ne su manimi, bet su mano mentore, mitybos terapeutė Rūta, bet jūs gaunate tą pačią medžiagą, jūs gaunate nuolaidą tyrimų vertinimą, jūs gaunate funkcinę laboratorinę diagnostiką, tokį gidą, kad pasižiūrėti tas visas funkcinės normas. Bet tyrimų vertinimų ten nėra ir manęs nėra. Ir jau pilnatis yra ten, kur aš esu uždaram kanale, jūs gaunate tyrimų vertinimą, mano rekomendacijas ir po jo dar galime jungtis į uždarą klubą. Tai pagal jūsų galimybės jūs galite pasirinkti mokėti iškart, galite pasirinkti mokėti dalimis. Mes sukuriam sąlygas visiems norintiems prisijungti ir tą padaryti. Taip pat labai tikiuosi, kad jūs prisijungsit, nes mes jau uždaram čatę, mes jau šiandien ten bendraujam, susipažįstam, kas iš kur, kokias problemas. Tai iš tikrųjų ta bendruomenė, aš kodėl vėlgi pabrėžiu, kodėl tai yra svarbu, dėl to, kad taip, aš galiu būti šalia, aš kaip specialistė galiu patarti, bet žinokit, tai, ką visos dalyvės atneša, tai yra tas kapitalas, visos turi savo patirtį su kažkuo, tai, ir ar gydymo sėkmės, ar kažkokių gyvenimų pavyzdžius. Tai visas prisideda prie to kapitalo ir jūs išeinat gaudami ne tik mano patarimus, ar ten, sakykime, tą medžiagą, bet ir visą tą patirtį, informaciją, kurią atneša ir dalyvės. Tai dėl to aš kuriu programas, nes šiaip taip konsultuoju. Konsultuoju irgi. Dažniausiai jau dirbu su žmonėmis, kurie jau turi bent jau tą bazinį suvokimą, kaip viskas veikia. Taip. Sprendžiamas tik plaukų ir virškinimo problemos. Domintų peroralinis dermatitas, antinksčių nuovargis. Ne, tikrai ne. Mes kalbam ne tik... Kodėl aš pavadinau gražių sveikų plaukų paslaptis? Nes inspiracija sukurti tokią programą atėjo dėl to, kad aš pati susidūriau su problema. Su plaukų slinkimu. Ir nuotraukos jau turbūt visi matėt, kad nebuvo plaukų visiškai, čia buvo nukritę, čia turėjau trumpus ir labai ilgą laiką negalėjau auginti. Ir tik derinant ir gerą priežiūrą, ir kirpėjo darbą, ir tų visų vidinių procesų sutvarkymą, skydliaukės, skrandžio, helikobakterio gydymą ir tulžies nutekėjimą, kad turi tokią endomenį irgi persisukusią tulžies pūslę, tai aš turiu visada labai su ją taip, specialiai dirbti, kad viskas būtų gerai, žinokit. Stresus irgi nuo to, kad plaukai slenka, nieko nežinau, ką daryti. Tai antinksčių nuovargiui, adrenal fatigue, streso paskatoje yra skiriamas dėmesys, yra tyrimai, nes pavyzdžiui, jau kortizolį iš kraujo aš nerekomenduoju atlikinėti, yra seilių tyrimai. Jeigu poreikis yra kortizolio, tyrimai neįeina į bazinį paketą. Tai čia aš dėl to ir sakau, aš nerekomenduoju daryti kažkokių ekstra tyrimų, kurių galbūt visiems nereikia. Jeigu paskui matysim, kad taip,
jums galbūt reikėtų ir kortizolį pasidaryti, visada tokią rekomendaciją duodu. Peroralinis dermatitas, žinokit, bet kokie dermatitai, nesvarbu kokie vietoje jie yra, vis tiek tai yra detoksikacijos, sutrikimai. Jeigu tai nėra visgi psoriazės, kur visgi tai yra labiau su autoimuninis procesas, tai reikėtų žiūrėti į tos triggerius. Sunku kažką patarti, kur nematau jūsų tyrimų, nežinau jūsų anamnezės, kada jis atsirado, ar buvo kažkoks triggerinis įvykis, po ko viskas pradėjo. Ir tai, bet koks uždegimas, ten ekzemos, tai beveik visada susijęs su nusilpusiais antakščiais. Dėl ko? Dėl to, kad kortizolis yra stipriausias antiinflamatoriai, tas priešuždegiminis hormonas. Ir jisai slopina eozinofilus, bazofilus ir neleidžia tokiems uždegiminėms ir alerginėms reakcijoms pasireikšti. Ir kai mes turim kažkokius tokias apraiškas dermatitų, egzemų ir visą kitą, alerginių, tai visada turim galvoti apie kortizolį. Ir, pavyzdžiui, pas vaikus, dėl ko būna atopiniai dermatitai visokie, dėl to, kad jų antinksčių, sakykime, tie laikai yra labai susijęs su kortizolio aktyvumu ir būtent tada, kada jo trūksta to kortizolio, būtent tam amžiuje, ne 1-2 metai, tai tada gali pasireikšti daugiau odos problemų. Ir taip gali būti susijęs su mityba, bet tuo pačiu gali būti susijęs su kortizoliu. Ir tie, kurie nežino, bet galbūt jau visi žino, kad studijuoju endobegeniką ir man labai patinka, kaip endobegenika gali augalų pagalba reguliuoti tam tikrus hormonų ir nervų sistemos aktyvumą. Gali biškį kažką pakelti, gali kažką sumažinti, bet šitiems dalykams mes irgi skiriam dėmesio. Ar aš darau Dutch testą? Ne, bet galiu kartais rekomenduoti. Dėl to, kad aš sakau, aš nenoriu, kad jūs leistumėt nereikalingų pinigų. Jeigu aš prirašyčiau jums Dutch testų, kuris iš savęs kainuoja, man atrodo, apie 400 €, tai įsivaizduokit, kokį biudžetą jūs turite turėti tam, kad dalyvauti programą. Viską, ką aš parinkau programą, yra būtiniausi tyrimai visiems. O toliau mes žiūrim. Dutch testas yra labai gerai. Kas turi estrogenų dominavimą, dėl to, kad mes pagal estrogenų metabolitus šlapime galime jau matuoti jų poveikį. Galim daryti Dutch testą, bet yra estrogenų metabolitų tyrimai ir paprastai galim pasidaryti laboratoriją, kas yra pigiau. Slogos besikartojančios, tai čia yra visgi galbūt su histaminu susiję. Mačiau Hemoplex, ar dozės yra nemažos. Žinokit, dozę vitamino B aš naudoju ne mažiau 500 gramų beveik visiems. Ir visą šitą dalyką turi spręsti pagal homocisteiną. Darius homocisteiną. Koksas? Turi būti nuo 5 iki 7. 7,5 maksimum. Tai nereikėtų pergyventi. Čia yra vandenyje tirpus vitaminai ir labiau turėtumėt pergyventi dėl jų trūkumo, nes jie yra reikalingi ląstelių diferenciacijai. Tai jeigu jūs nenorite ten onkologinio proceso, tai su B vitaminais turėtumėt draugauti. Bet vėlgi, neperteklius, mes tik tais atstatom to, ko trūksta. Taip, grįžtu visgi prie tų klausimų, kurie buvo. Kur galima rasti funkcinės diagnostikos hormonų ir skydliaukės tyrimų gairės? Mano programoje priešpilnio ir pilnaties tarife yra funkcinės diagnostikas gidas kaip dovana pridėtas. Tai galėsit jį ten paimti. Pastoviai mažas kreatinas, ar tai yra normalu? Daktarai sako, kad mažai vandens gerima. Ne. Visgi apie dehidrataciją mes labiau sprendžiam iš hematokrito, tai yra bendro kraujo tyrimo rodiklis, kuris rodo, kiek ten tos skystos dalies yra kraujyje. Bet kreatininas žemas tai nėra kažkokia patologinė būklė, dažniausiai tai pasitaiko žmonėms, kurie turi žemą raumenų masę, todėl sportininkai turi aukštesnį kreatininą ir taip pat gali tiesiog būti tokių netiesioginio energijos trūkumo rodiklių, bet ten kažkokia preciziškai kažką daryti su žemų kreatininu nereikia.
Žinokit, į tuos klausimus, kaip, aš visgi nenorėčiau čia atsakinėti, dėl to, kad kaip aš pasakoju programą. Ir dėl to, kad tai, ne dėl to, kad man labai gaila, bet dėl to, kad tai nėra trumpo atsakymo. Kaip kelti skrandžio rūgštingumą. Tam, kad atsakyti, kaip, aš turiu suprasti ir jūs turite suprasti, kodėl. Kodėl žemas. Ir tada kaip bus, aišku, nėra universalaus atsakymo, taip kaip galima kelti skrandžio rūgštingumą. Iš pradžių mes turime išsiaiškinti, disonansas. 11, hello. Jo, jūs pergyvenat dėl aukštų dozių. Ar kursas padėtų, jei turite Laimo ligą, alergiją katėms? Dėl to, kad alergijos tikrai irgi yra susijęs su žarnyno pralaidumu, aš sakyčiau, naudinga bus tikrai. Dėl Laimo ligos tikrai tai nėra mūsų fokusas. Laimo liga, žinokit, čia reikia atskiro kursą ir atskiro specialisto, kuris specializuojasi Laimo lygos, nenoriu naudoti žodį gydymą, nes čia dažniausiai gydytojai daro, bet tikrai tokia liga, kur dabar labai yra paplitusi ir turi labai daug apraiškų ir turi lėtinės formas, kurios nepripažįstamos tradicinės medicinos, kas labai apsunkina gydymą. Ir labai daug yra tokių žmonių, kurie imasi iniciatyvus į savo rankas ir bando įvairius ten protokolus, ir žolinius, ir LDN terapiją, ir visus kitus. Bet žinokit, dėl tokio bendro supratimo visgi, kaip veikia mūsų imunitetas, uždegimas, aš manau vis tiek būtų. Aš turėjau keletą klientų su Laimo lyga ir perspėjau, kad čia nėra mano specializacija. Tikrai, tiesiog galiu pažiūrėti, kaip funkcionuoja mūsų organizmas, nes, pavyzdžiui, neturint Laimo lygą, detoksikacija yra labai svarbi. Ir pas daug ką iš klientų buvo sutrikusi detoksikacija. Tai vat iš tų pusių, žiūrint, aš manau, kursas vis tiek būtų naudingas. Taip, kaip, kas čia pas mus dar yra? Taip, vitaminai, mineralai, oda. Čia atrodo iš šito atsakiau. Kokia turėtų būti gliukozės norma matuojant jutiklius sveikiems žmonėms? Gliukozė turėtų būti iki 5, bet visada turim matuoti kartu su insulinu. Tai iš vieno kraujo mėginio mes atliekam gliukozę, insuliną ir yra formulės paskaičiuoti atsparumą insulinui. Idealiai, kad indeksas atsparumo insulinui būtų iki 1,4 ir tikrai nedaugiau 2. Aš mačiau labai, negaliu pasakyti labai daug, bet tokius atvejus, kada ateina žmogus, moteris dažniausiai, dėl to, kad su moterim dirbo, ir viršsvoris ten apie 90 kg. Visi metabolinio to sindromo jau išorės požymiai ir mes pasiemam jos tyrimus, jos kepenų fermentai jau yra truputį padidėję, nes dėl to, kad kepenų suribėjimas jau yra. Trigliceridai yra aukšti dėl to, kad angliavandenių perteklius racione. Insulinas yra aukščiausias, ten virš 100, o gliukozė yra 4,8. Tai jeigu mes norim matuoti tik gliukozę ir galvoti, kad pas mus nėra atsparumo insulinui, tik pagal tą rodiklį negalim. Nors tikrai tie šuoliai tai yra informatyvu. Aš tikrai rekomenduoju tą sensorį įsigyti ir pamatuoti, kaip jūs reaguojate. Ir atsparumo insulinui dar turės įtakos mūsų miegas ir stresas. Nepamirškite apie tai. Nes turėjau irgi tokių atvejų, kada valgo gerai, atrodo ir viršsvorio nėra ir kaip ir negalėtume tarti atsparumą insulinui, bet dėl to, kad yra arba naktinės pamainos, arba labai daug streso gyvenime, gliukozė ten yra su insulinu jau geltoni. Papasakokite apie programą, kaip įvyksta, kokiom dienom, kokiom valandom, jei negali dalyvauti, liks įrašai. Žinokit, programa yra įrašai, paskaitos yra įrašai. Jūs pirmadienį, trečiadienį, penktadienį visada atsidarote apie 10 valandą, tai galite, būna trumpesnės paskaitos, galite prie pietų pertrauką tiesiog telefone pasižiūrėti, kol pietaujat, galite vakare peržiūrėti dar kartelį. Tai yra paprastesnės temos, yra sudėtingesnės temos, ten tos, kurios reikėtų jau atsisėsti, galbūt kažkokius užrašus pasidaryti savo. Ir dažniausiai po to sudėtingesnių temų mes turim dar live. Aš surinku klausimus, mes ateinam,
aš klausimus atsakau, kaip dabar, bet jau konkrečiau, ne? Dėl to, kad jūs jau turit bent jau kažkokią informaciją, uždavinėti normalius, gerus klausimus. Dabar jūs daug klausimų užduodat, aš jums atsakau, bet jums kyla dar daugiau klausimų, ne? Tai va, ir yra tie įrašai ir yra mūsų čatas uždaras. Tai priešpilnė yra ne su manim, bet su Rūta, mitybos terapeutė, ir pilnatį jau su manim. Aš atsakinėjau jūsų klausimus ir po programos, žinoma, dėl to, kad aš vertinu jūsų tyrimus ir dažniausiai mes tik tais pradedam darbą, ne, jūs gaunate pirminį vertinimą ir aš visada apačioje visada parašau, po 2 mėnesių aš noriu, kad pasidarytume tos kontrolinius tyrimus. Ir jau kontrolinius tyrimus mes jau susitinkame, ne? Mes jau aptariam, kokie yra tolimesni veiksmai. Va dabar Liepos programos jau pirmosios tos korekcijos pradeda kristi, ne? Jau moteris rašo, kad pasidarai tyrimus. Ir yra dar kur dirbti, ne? Nes tikrai reikėtų turėti realistiškus lūkesčius. Aš negarantuoju, kad jūs per 2 mėnesius visas savo sveikatos problemus spręs, bet jūs matysit teigiamą trendą. Ir rašo, kad negaliu patikėti, kad per tokį trumpą laiką daugumą rodiklių atsistatė. Ne? Tai mes dirbam, dar yra kur dirbti, bet jau individualiai bus daug greičiau dėl to, kad jau visą tą informaciją turi. Visada gali nueiti ir dar paskaitas pasižiūrėti, nes visada parašau, kad pažiūrėkit daugiau informacijos šitoj paskaitoje. Tai jau tada yra daug lengviau. Taip, tai tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Taip va, Ingrida, Žydrūtė, ateikite į programą, tikrai nepagailėsite. Taip, ką, turi dar klausimų? Parašykite. Ar aš dirbu su užsienio gyvenantys? Taip. Žinot, kokie tik tais turi problemą su užsieniečiais. Pavyzdžiui, jeigu Anglijoje gyvenant, sunku pasidaryti tyrimus, nes ten yra vienas dalykas brangu ir, pavyzdžiui, programos nėra kur pasidaryti. Homocisteinas kainuoja iš vis kažkokius ten pasakiškus 150 svarų. Tai daug tokių tiesiog atvažiuoja Lietuvą, pasidaro čia tyrimus ir jeigu jūs esate iš užsienio ir nespėjate tyrimus pasidaryti iki metų galo, čia yra terminas pasidaryti tyrimus. Iki gruodžio 31. Mes jau taip ištempėm, kad jums nereikėtų iš karto dabar eiti daryti tų tyrimų. Tai žinokit, mes labai lankščiai žiūrim, mes galim pratęsti šitą terminą. Buvo tokių, kurie ten, sakykime, sakė, atvažiuosiu vasarą, ar galiu pasidaryti. Taip galėsit. Tikrai šitą galimybę jums ir saugosi. Skandinavijoje irgi yra sunkiau dėl to, kad ten neturi laboratorijų, kur tiesiog gali nueiti kaip pas mus pasidaryti tyrimus, reikia eiti per gydytoją klausia daug klausimų, o kam jums to reikia. Tai va. Aha, o Orinta dalyvavo mano geležinė ledi kurse, naudinga informacija. Ir žinokit, mes sprendėm, kad jau geležinė ledi nebesiūlysim, mes tokį pabandymą padarėm ir nusprendėm, kad pasiliksim tik prie tokios programos, kur yra virškinimas, hormonų imunitetas, nes vis tiek paskui pas žmonės atsiranda daug klausimų, jie nori suprasti, ne, vis tiek kaip tai yra susiję. Tai dabar tie, kurie su geležies trūkumu turi problemą, tai jiems tik tais į tą programą, kuri prasideda nuo pirmadienio. Kaip sužinoti, kada yra atsparumas insulinai? Pasakoju, gliukozė, insulinas pasidaro, tai yra formulytė paskaičiuoti atsparumą. Čia ne kažkokia paslaptis, tiesiog galite internete susivesti atsparumo insulinui indeksas, jisai vadinasi HOMA-IR ir suvedat savo rodiklius, tiesiog pasitikrinkit matavimo vienetus ir žinote, ne, kokie. Ar prieš insulino atlikimą tyrimą tie patys reikalavimai kaip ir geležinė ledi. Aš bendrai prieš tyrimo atlikimą rekomenduoju savaitę nieko nevartoti ir žinoma, jeigu mes norim gliukozę matuoti, tai bent 14 valandų nevalgyti. Jeigu baltas liežuvis su šaukšteliu nugramdau kaip kokius pūlinius, yra padidėjęs CRB11, geriau ursosaną, bet nelabai padeda, gal tai kandidozė. Gal ursosanas yra ursodeoksicholio rūgštis, kuri užtikrina tulžies kitokią struktūrą ir nutekėjimą. Geras dalykas, bet tai yra tulžies
rūgštis ir jeigu jūs turite, aišku, kokį gastritą, tai nelabai gerai vartoti. Bet gali būti kandidozė. Jo. Žinokit, sunku atsakyti. Reikėtų pažiūrėti. Jūs darėte bent koprogramą, nors koprograma nėra pakankamai jautrus tyrimas kandidozį nustatyti. Gali kartais, jeigu taip, pasiseka, ten micelis, poros, grybelius pamatyti, bet žinokit, labiau mes visgi va tokius. Ir CRB11 aš pakartočiau, nes toks virusinis kažkoks yra. Arba didelio jautrumo CRB atlikite. Airijoje turiu visus tyrimus, dirbusi naturopatė. Įdomu būtų jūsų nuomonė, ką jį man rekomendavo. Žiūrėkite programą, galėsite atsiųsti, pažiūrėsiu rekomendacijas. Ką rekomendavo? Nuo ko priklauso bėrimas? Priklauso koks bėrimas. Bėrimų visokių būna įvairių. Todėl sunku atsakyti. Reikia matyti, kokio tipo bėrimai. Būna hormoniniai visokie bėrimai, kaip aknė. Būna bėrimai susijęs su alergijomis. Ar programos įrašai liks mums ir visi galėsim pažiūrėti, jei kas bus pasimiršę, o jei live prisijungti negalėsim, gausim įrašą. Tai ne, įrašai yra 5 savaitės. Prieiga prie įrašų yra 5 savaitės. Skaidrės, PDF-ai, visokie protokolai, ten rekomendacijos mitybai, rekomendacijos baziniams papildams. Visa lieka jums. Tiesiog nepamirškit parsisiųsti ir įsisaugoti savo kompą. Bet video tai yra mano nuosavybė ir lieka man. Bet live taip, visada išsaugojama įrašai, jeigu negali dalyvauti, paskui mokymosi platformoje įrašas yra patalpinamas. Taip pat mes turim įrašų iš praeitų kartų. Kokius įrašus mes turim? Mes turim įrašus su gydytoja dermatologija ir estetik. Kalbėjom apie PRP, Dr. T, kada koks yra geriau. Turim įrašą galvos masažo pamoką su Marina Špak. Mes turim įrašą su laboratorija apie jautrumą maistui, tyrimus, kokius pasirinkti, kokie yra. Tai va šitie dalykai bus mokymosi platforma. Ir jais klausimų mes klausim bendram čate. Dėl medžiagos, jeigu tai yra ilgesnis klausimas, atsakau per laivą. Kai aš jums atsiunčiu tyrimų vertinimą, jūs susipažįstat, jeigu yra klausimų dėl to, ką aš parašiau, žinoma, jūs man parašot jau asmeniškai, ne čate, nes tie dalykai jau visgi yra tokie asmeniniai. Jums visus metus jūs seku, labai smagu, kad esat labai daug susižinojusi. Aha, vat geležinė ledė. Aha, aš suprantu, kad reikia sulaukti to tinkamo momento, bet kartais ir sakau, mes jau tiek priperkam tų papildų ir nueinam visokias ten, nežinau, konsultacijos, kurios neneša naudos ir jeigu tai paskaičiuoti, jau geriau tik tiksliškai, išleisti ten, kur daugiau realios pagalbos yra. Iš kitos pusės, kaip pagalvojam, kiek mes išleidžiam maistui, nuėjus į restoraną, ten, sakykime, dabar 3-4 ten virš 100 eurų, tai viskas, mes tik lyginam, kažkodėl sveikatai mes nelinkę tiek daug pinigų skirti, ir savišvietai, ne savigydai, o savišvietai, tie dalykai yra labai svarbus, nes, kaip kitaip. Ir savim, ir vaikais turi pasirūpinti. Ir vyrų, moteris. Aš žinau, moteris ten ir savo sudeda papildukus, ir vyrui, ir dėžutės maisto. Tai ta nauda, žinokit, paskui jinai trigubai pasidaugina, dėl to, kad ne tik jūs gaunat naudos iš jos. Jeigu dalyvaujat geležinė ledė, ar verta dalyvauti pilnatyje? Tikrai verta, dėl to, kad tai yra daug daugiau. Jeigu jūs dalyvaujat geležinė ledė ir jeigu dabar klausotės šitą laivą, parašykite man žinutę, sukursime jums kažkokį nuolaidos kodą. Gerai? Tam, kad galėtume dalyvauti jau pilnatyje. Aha, jau tiek visko daug priėjusi, vieni įtarė atsparumą insulinui, kiti disbakteriozė, vis mąstuoda programos, bet jau atrodo nebežinau, ko tikėti ir ką bedaryti. Kaip manote, ar verta?
Nu, aš tai tikiu savo programą, aš žinau, kad ne tik dėl to, kad aš ją tikiu tiesiog dėl to, kad man jinai patinka, bet aš dirbu su klientais ir su jų ilgalaikį partnerystę mes turim. Jeigu tai neveiktų, aš greičiausiai prarasčiau labai daug klientų, ne? Bet klientų ratas vis auga ir auga ir auga ir tai yra mūsų ilgalaikiai santykiai, dėl to, kad kitur jie negavo tokios informacijos, paramos, pagalbos. Tai ką aš galiu atsakyti? Kol nepabandysit, nežinosit. Bet atsparumas insulinui, disbakterijos yra visiškai skirtingi dalykai. Tai nežinau, dėl kokios priežasties kas jūs neramina, ką jūs norit sužinoti dėl savo sveikatos. Tai gali būti jūs, kad ir abu turit. Tai tikrai gali. Ar jūs siūlysit kokioje laboratorijoje daryti tyrimus, kurie dalyvaus programoje? Žinoma, su Synlabu mes turim susitarimą ir tyrimai kainuoja 220 €, ten yra nuolaida pakankamai didelė nuo to viso paketo. Ir kaip minėjau, jeigu jūs dabar prisijungę, susimokėjate pirmą įmoką, pilnatyj, pavyzdžiui, tai yra 170 €, negalite sau leisti pasidaryti tyrimų, jūs galite tai padaryti lapkričio mėnesį, gruodžio mėnesį, nebūtinai viską daryti dabar. Nuolat maudantis vonioje nuo odos eina sluoksnis. Ką tai rodo? Galbūt sausa oda, kad reikia skrabuoti ją. Beje, tai yra vienas iš toksinų šalinimo kelių oda. Pas mus yra detoksikacijos, mes visada galvojame apie kepenis, bet kepenis tik tais biotransformuoja. Ten tos toksinus paverčia vandenyje tirpiais tam, kad mes galėtume pašalinti. O paskui pas mus yra žarnynas, tuštinimasis. Jeigu jūs turite vidurių užkietėjimą, tai viskas, jūs jau turite detoksikacijos sutrikimą. Toliau eina per šlapimą, tai jeigu jūs nevartojate pakankamai skysčių, jūs turite detoksikacijos sutrikimą. Toliau pas mus yra limfa, limfa reikia judėti, tai yra labai svarbu. Nejudat, detoksikacijos sutrikimas. Kvėpavimas ir oda bendrai tai yra prakaitavimas, aš labai palaikau ir tam saunas ir bet kokį kitą prakaitavimą, tai sporto metu. Ir oda. Oda yra labai didžiausias mūsų organas ir ją pastoviai reikia šveisti nuo tų mirusių ląstelių tam, kad jinai galėtų tinkamai veikti, nes toksinai taip pat ir per odą gali pasišalinti. Tai aš pagalvočiau apie jūsų detoksikaciją ir apie riebalus, nes vėlgi sausa oda, daug tokių plokštelių, jeigu susiformuoja, gali būti ir su tulžimis susiję. Ar jūs kalbate apie programą, tyrimą, ten nebrango iki 10 €? Taip, tai aš dėl to sakau, man nereikia ten mikrobiomo tyrimų apie 200, po 300, pradėkime nuo paprastų dalykų. Aš matau, jos nemato, aš matau. Jo, nežinau, kokioje laboratorijoje, Loreta, jūs buvot, bet programa kainuoja 7 € pas mus. Tai aš labai sutinku, pinigų išleista. Visi ten siūlo savo magiškus papildus, šitą turit pagerti. Ir žinot, aš jau žinau iš savo patirties, aš kai rašau postus ir aš ten pasakoju apie įvairius papildus ir kiekvienas žmogus tą postę save mato. Man reikia, tam rašai ten blogas miegas, ten sausa oda, man reikia. Ir paskui kas? Jos priperka, bet josgi nežino, ar joms reikia. Ir paskui stalčiai tų papildų. Ir pas mane yra tokių klientų, kur aš sakau, jūs turite namuose kažką iš papildų? Sakau, jo. Ir paskui man siunčia nuotraukos. Vieną nuotrauką ten 10 bunkučių, kitą nuotrauką 10 bunkučių, trečią nuotrauką. Ir jau bandom, aišku, iš to, kas jau buvo nupirkta, kažką ten sudėlioti. Aišku, jeigu yra prastos kokybės, aš sakau iš karto su šiukšliadėžė. Nes, nerekomenduoju. Bet bandom. Bet tam, kad neleisti pinigų, mano tikslas yra jūs apsaugoti nuo nereikalingų pirkinių. Pirkti tik tai, kas jums reikalinga, tai, kas aš matau tyrimuose, gali padėti. Jeigu nepadeda, mes ten truputį koreguojam. Nes aš neturiu tikslo parduoti papildus.
Mano tikslas yra pagerinti jūsų sveikatą ir būti šalia tam, kad jūs jaustumėte tą paramą. Ir tą aš darau ir grupėje, ir paskui mes perinam ten į klubą, kas nori pasilikti. Ir tie dalykai yra užtikrinami. Sakau, aš esu už nuolatinius tokius ilgalaikius santykius, kad jūs turėtumėt savo nutriciologą. Kaip mes turim savo stomatologą, savo ginekologą, kuriuo mes pasitikim, kur mes žinom, kad jisai kažkada mums padėjo ir visada padės. Tai aš noriu, kad ir būtų ir jūsų gyvenimo toks specialistas, pas kurį jūs galite ateiti ir tos dalykus visada aptarti. Ačiū, Iveta. Ačiū už rekomendacijas. Matot, sakau, aš netgi jau moteris atėtos, kurios praėjo programą. Aha, tai klausimas, man labai įdomu, kodėl pradėjus bėgti, pradeda labai niežti kojas, tiesiog degti pradeda, nebeguliu bėgti, turi sustoti ir kasytis. Bendrai odos niežulys. Dažniausiai mes sakom odos niežulys, kuris paūmėja. Nakties metu, čia mes galvojam kepenės tulžis. Pas jūs yra kažkodėl bėgimo metu, bet vėlgi galvočiau pradėti bent jau nuo kepenų tulžies veiklos įvertinimo. Jeigu ten viskas gerai, tada ieškam kituose kažkur vietose. Toks būtų. Turiu sveikatos draudimą, kuris, jeigu tyrimams turiu siuntinį, kompensuoja 50%. Ir tą tyrimo kompleksą galės išrašyti man šeimos daktaras. Žinokit, šeimos gydytojas greičiausiai ne. Bet aš galiu jums išrašyti kažkokią sąskaitą, galiu išrašyti sąskaitą už programą, jeigu jums reikia, ne. Čia sudėtingiau. Siuntimo aš tokio negaliu, nes siuntimą išrašo tik gydytojai, o šeimos gydytojai gali išrašyti tik kas priklauso pagal amžių arba pagal nusiskundimus. Jeigu ateiti pas gydytoją yra labai daug nusiskundimų ir tai gal ten kažkokie dar tyrimai. Bet galbūt čia reikėtų šeimos gydytojo pasiklausti. Gerai? Prašykit man, aš užklausiu, galbūt pavyks kažkaip išsiaiškinti. Apie geležį, žinokit, mes kalbėjom, pažiūrėkit vėl nuo pat pradžių, nesinori kartoti. Kodėl blogai žemi trigliceridai, kaip tai susijęs su tulžimi? Žemas cholesterolis, sakykime, žemiau 4,2, arba cholesterolis geras, bet trigliceridai žemiau 0,7, tai vis tiek yra riebalų trūkumas, riebalų pasisavinimo. Nebent jūs kažkokią fat-free diet ten prisilaikot, arba yra sutulžėjęs. Bet tada mes ką? Mes ne tik trigliceridus vertinam, visada turim tokią kaip vertinimą pasidaryti. Simptomus, ar nėra riebalų pasisavinimo sutrikimo simptomų. Sausa oda, užkietėjimas, susiplenėjimas, regėjimas prieblundoje, kažkoks pleiskanojimas gali būti odoje, pilvo pūtimai. Paskui žiūrim koprogramą, paskui žiūrim bilirubinus, tiesioginis bilirubinas 3,5, čia jau maks, virš 3 jau galiu taip pat vertinti jau kaip ant ribos. Ir visą tą kompleksą tada vertinam ir tada darom išvadą. Nes riebalams pasisavinti reikia tulžies. Taip, kiek čia pas mus? 6 minutės maks ir dar pažiūrėsiu, kokių yra čia klausimų. Klausimus kaip, žinokit, tikrai negalėsiu per tokį trumpą laiką ir nebuvo tikslo galbūt, kaip tokius galbūt norėčiau jūs užvesti ant kelių, užvesti jūs ant galvojimo, kad reikia to sąmoningumo, reikia tos saviugdos, savišvietos. Ir tą jums noriu pasiūlyti per programą. Nustatė psoriazę, nežinau net ką pradėti keisti gyvensenoje. Jūs esate tiesiog idealus programos dalyvis. Dėl to, kad mes kalbėsim ir apie tai, kas svarbu mūsų odai, ir tuo pačiu psoriazė tai yra autoimuninis susirgimas, tai yra jūsų imuniteto sutrikimas, kuris veikia odą. Ir turint psoriazę, nežinau, ar galbūt turi dar kitų autoimuninių susirgimų, galbūt esate rizikos grupėje, jūs
tiesiog suprasti, kaip dirbti su žarnyno pralaidumu, kaip subalansuoti hormonus, kaip parinkti mitybą taip, kad jį jūs maitintų ir ne hiperaktyvuotų jūsų imuninės sistemos, palaikytų jūsų imuninę sistemą, kad jinai tinkamai funkcionuotų. Ir čia bus jau gyvenimo darbas. Ne kažkoks 5 savaičių, ne? Jūs išmoksit ir galėsit tai taikyti jau visą gyvenimą. Va, tulžies sąstingį jau pasakiau, kas rodo, ne? Tiesioginis bilirubinas virš 3,5, tai tikrai nuo 3 iki 3,5 būtų klausimukai visgi man. Ir koprogramą. Žiūrim koprogramą: neutralūs riebalai, riebalinės rūgštys ir muilai. Ir jeigu, pavyzdžiui, nežinojot, kad inkstų akmenligė viena iš pagrindinių priežasčių yra sutrikęs riebalų pasisavinimas. Bet apie tai niekas kažkodėl nekalba. Paskutinis klausimas ir manau, eisim jau ilsėtis. Ačiū visiems, tikrai virš 100 žmonių liko iki galo. Jeigu reikės, galėsit dar peržiūrėti. Išsaugosim laivą ir patalpinsim. Prašau, Eglė, labai džiaugiuosi, kad patiko. Ir susitiksim. Tai va, gerai. Eikim jau ilsėtis ir pirmadienį pradedam. Jeigu norit prisijungti prie programos, nerandate linko, po šio laivo rašykit man žinutę asmeninę ir kada bus programa sekantį kartą, dar nežinom. Mes darom 2-3 tik tai srautus grupės per metus, nes labai daug, žinokit, laiko atima tas, o dabar vėl, kai pagalvoju, kad reikės kiek tyrimų vertinti, kiek bendrauti, kaip palaikyti, jau tiesiog būsiu ten, ne, ir jau negalėsiu skirti laiko. Tai tikrai ne, kitais metais kažkada, net neturim nei mėnesio, nei datos. Ne, pseudobadavimas ne, nes čia toks labiau kaip maratonas 5 dienų, bet jeigu dalyvavot geležinė ledi, bet dabar noriu pasakyti, parašykite man, pagalvosime kažkokią nuolaidą, jums padarysim programą, gerai? Tai va, gražaus vakaro.